Sveiki bičiuliai, su jumis vėl podcastas Programuotojo karjera. Šiandienos tema labai trumpa, iš tikrųjų gal į 5 minutės tilpsiu. Klausimas toks, svarbiausias klausimas per darbo pokalbį. Ta tema iš tikrųjų aktuali ne tik tai programuotojam, bet realiai bet kam, bet kokiam specialistui einančiam į darbo pokalbį, bet pabandykim pafilosofuoti apie programuotojų situaciją. Taigi, dažniausiai atrodo žmonėm, kad einant į darbo pokalbį, programuotojui reikia mokėti kalbą kažkokią. Mokėti kalbą X, dirbti su technologijom tokiom ir tokiom, gerai dirbti komandai, būti valdžius ten tokius ir tokius įrankius ir būtent to klausinės per darbo pokalbį. Tas yra tiesa, bet iš tikrųjų tai nėra svarbiausias klausimas per darbo pokalbį. Įsivaizduokit situaciją, jūs ateinat į ofisą ir prieš jūs sėdi žmogus arba keli žmonės ir jūsų klausinėja apie jūsų įgūdžius, užduoda tos pačius klausimus, kuriuos aš paminėjau ką tik, kad ar tu moki ten, sakykime, PHP kalbą, ar esi dirbęs su tokiu frameworku, kaip tau sekas dirbti su versijų kontrolės sistemom, pavyzdžiui, visų techninių klausimų išklausinėja, gal dar paprašo kodo parašyti gabaliuką ir jums atrodo, kad būtent tai yra svarbiausia. Bet iš tikrųjų svarbiausia yra tai, kas slypi už to. Ta nematoma medalio pusė, nematoma dalis tos kompanijos, tai yra iš verslo pusės. Įsivaizduokit save vietoje to žmogaus, kuris veda interviu ir kuris jūsų klausinėja. Kas yra jo galvoje svarbiausia, ką jisai nori išgirsti ir į kokį klausimą nori gauti atsakymą. Tai yra visiškai paprastas ir banalus žmogiškas klausimas. Ar jūs nešate naudos įmoniai? Kai jūs būsit pasamdytas, ar jūs dirbsit į pliusą ar į minusą, grubiai tariant? Tai yra, ar jūs įdarbinusi įmonė praturtės, klestės, ar jūsų darbas bus efektyvus ir, grubiai tariant, ar apsimoka jūs samdyti. Jeigu mato žmogus, kad, sakykime, jūs grybaujate ten kažkokiose technologijose, tai jūs samdys ne dėl to, kad jūs nemokat tų technologijų, o dėl to, kad jeigu jūs įdarbins, tai jūs dirbsite į minusą. Jūs gaišit laiką kolegų galbūt, ten rašysit nekokybišką kodą, dėl ko pasekoje galbūt bus bugų ir po to bus realūs finansiniai nuostoliai. Tai eidami į darbo pokalbį arba tiesiog pitchindami save, nežinau, internete, freelancerių biržose ar kažkur, visada galvokite apie tokį klausimą, kas tai įmonė iš to, kad pasamdys jūs į darbą. Ir būtent apie tą verslo pusę galvokite netgi gal daugiau negu apie kodavimą ar apie programavimą ar apie tą techninę pusę. Tai iš to seka dar keli dalykai. Pirmas dalykas tai yra alga. Vėlgi, kiek algos prašyti, kiek man duos algos ar koks ten bus algos. Tas rėžis ir kaip taktiškai užduota klausimą, kaip apskritai apie pinigus kalbėti. Tai vėlgi, principas labai paprastas. Jeigu jūs norit algos 1000 eurų į rankas, tai jūs įmonėje turit nešti bent jau 2000, jeigu ne daugiau. Nes mokesčių už jūs tikrai sumokės įmonė nemažai. Sakykime, jeigu jūs gausit 1000, tai įmonė už jūs mokės kokius 2. Ir tada dar, aišku, turi likti direktoriui ten gražiai mašinai ir būtų tada dar jo žmonai kailiniam ir panašiai. Tai iš tos pusės pagalvokit, kad jūsų tas 1000 turi atnešti naudos už 2-3 tūkstančius arba daugiau. Tai jeigu jūsų rašomas kodas ar bet koks atliekamas darbas įmoniai sukurs kažkokią funkciją, kurią ten ar produktą ar projektą, kur galės parduoti už brangiau, tai valio, viskas jūs apsimoka samdyti. Jeigu jūsų darbas tik tai vilkins laiką, vėlgi svarbu efektyvumas, kiek jūs padarysit už ten per laiko vienetą, vadinkim per valandą ar per dieną ar per mėnesį, tai vėlgi svarbu. Tai mąstykite iš tos pusės, kad algą dažniausiai įmonėm negaila pasidalinti, grubiai tariant. Aš kai dirbu su keliais freelanceriais, man negaila jiems sumokėti daugiau, jeigu jų darbas atneša didesnį pelną ir didesnės pajamas. Tai iš tos pusės tiesiog mąstykit apie pinigus, apie įmonės pinigus, ne tik tai apie savo pinigus. Ir dar keli patarimai apskritai einant į darbo pokalbį, kas susijęs su ta pačia tema, tai pirmas dalykas pasidomėkit kompaniją, pasidomėkit įmonę ar ten žmogum, kuris jūs samdo, jeigu tai freelanceris. Tai pasidomėję jūs sužinosit, kokią jūs naudą galite nešti, prie kokių projektų galite dirbti, kokią turite patirtį su panašiais projektais, sakykime, galbūt ką net galite pasiūlyti tai įmoniai, ten perdaryti ar kažkokių idėjų netgi per darbo pokalbį pamėtyti. Tai yra labai svarbu iniciatyva, kai žmogus rodo, tai
Tai labai yra vertinama. Tai va, pasidomėkit kompaniją ir pasidomėkit netgi konkrečių žmogum. Jeigu jūs žinot, kas būtent ves interviu arba su kuo jūs bendrausit, tai labai svarbu, kokios to žmogaus yra pareigos. Ar jisai yra visų pirma, ar jisai techninis žmogus, ar jisai yra prie vadovybės ir kokios būtent pareigos ir kas būtent tam žmogui svarbu. Tai yra lokalizuojant šiek tiek klausimą, kokią jūs naudą nešit būtent tam žmogui įmonės viduj. Jeigu tai yra techninis projekto vadovas arba team leadas koks nors, tai kokią naudą jūs nešit jam kaip vadovui, kaip efektyviai galėsit dirbti tos techninės komandos viduje. O jeigu šnekat tiesiogiai su direktorium, tai tada kokia nauda iš jūsų finansiškai vėlgi, kiek jūs įmonei nešit to pelną. Tai va, tiek minčių šiam kartui trumpai apie tai, apie ką reikia pagalvoti einant į darbo pokalbį arba pitchinant savo paslaugas programavimo arba ne tik ir programavimo, tos mintis, manau, šviežios ir aktualios daugumai profesijų darbinantis kažkur tai. Tiek minčių šiam kartui, ačiū, kad klausot. Jeigu turit ką pakomentuoti, tai apačioje palikit komentarų. Iki kito karto.